apie seniausius laikrodžių gamintojus. Rašytinė mechaninių laikrodžių istorija mus pasitinka apie 1466 metus. Po Žalgirio mūšio buvo praėję 50 metų, kai Peteris Heletas savo dirbtuvėse Niurnberge pradeda gaminti pirmuosius mechaninius laikrodžius. Gamintojas iki šių dienų neišliko, tačiau jo sukurti mechanizmai, laikrodžiai greitai išplito po Europą. Tai buvo dar tokie meistrai kaip Hellman, Graham, Jean Richard, kurių laiko skaičiavimo mechanikos tobulinimas ir mechanizmų tobulinimas metus iš metų atveda mus iki 101 vietos ir ten pelnytai puikuojasi Blancpain. Blancpain – seniausias mūsų dienas pasiekęs gamintojas, 290 metų gaminantis nepriekaištingus tobulus laikrodžius, pasižymėjęs ypač savo pirmuoju daiveriu 50 Fathoms. Antroje vietoje Vacheron Constantin. Gamina laikrodžius 270 metų, ypatingai tikslių mechanizmų ir preciziško detalių apdirbimo lyderis. Trečioji vieta Dubois Eiffel, 270 metų istorijos. Gamina laikrodžius ir šiandien, gaila, bet jie nėra labai populiarūs. Ketvirtoji vieta Urban Jorgensen, 250 metų istorijos, gamina ir šiandien labai brangius nišinius laikrodžius, dažniausiai pagal specialius užsakymus. Penktoji vieta, jau gerai žinomas high-end luxury grupės gamintojas Breguet. 250 metų istorijos kartu su žymiausiamis Europos asmenybėmis Napoleonas, Antuanetė, Stendalis, visi ir daugelis kitų turėjo Breguet. Visi laikrodžių mechanizmų patobulinimai, papildomos funkcijos, tai Breguet nuopelnas. Aišku, pasižymėjo savo pirmaisiais chronografais. Šeštoji vieta Baume & Mercier, 195 metai veiklos. Septintoji vieta Longines, 192 metai. Aštuntoji vieta Jaeger-LeCoultre, 190 metų. Išsiskiria savo reverse stiliaus dvipusiais laikrodžiais su įspūdingomis rankų darbo graviūromis ir laikrodžiais su didžiuoju kalendoriumi. Devintoji vieta Patek Philippe. Gamina laikrodžius 185 metus. Tokie modeliai kaip Nautilus, Aquanaut, Calatrava nesikeičia dešimtmečiais ir žinomi iki šiol. Ir 10 vietoje mus pasitinka ponas Lange ir sūnus. A. Lange & Söhne, 180 metų istorijos tobulinant mechanizmo tikslumą ir precizišką detalių apdailą. Laikrodžiai nuostabus ne tiek savo pagrindinį ciferblato, kiek atviro tobulai surinkto mechanizmo vaizdu. Ir taip, tai buvo seniausių laikrodžių gamintojų 10. Dabar, kai rinksitės laikrodį, jums bus paprasčiau.